Sveiki, mano vardas Tomas Loganaičius, esu baigęs praktinę filosofiją ir šiandien noriu kalbėti apie 18 šiuolaikinės filosofijos koncepciją, tai yra introjekcinių laukų konceptas. Ši koncepcija, kalbėdama apie skirtingus pažinimo procesus, suvokimo turinį, kalba liktai apie tai, kad egzistuoja introjekciniai laukai. Ką jinai teigia? Pirmas, filosofija tai skirtingų filosofų ir jų grupių introjekcijos. Kas yra introjekcija? Tai yra įsitikinimai, kurie gaunami iš išorės arba susiformuoja viduj per savo patyrimą arba iš kažkokių informacinių šaltinių. 2. Sujungdami introjekcijas, jie kuria introjekcinius laukus. Tai yra teorijas, koncepcijas ir panašius dalykus. 3. Šiame įvade reikėtų apibrėžti, kad filosofija tai yra įvairių žmonių introjekciniai laukai, kurių pagalba apibrėžiamos tam tikros sąvokos, analizuojamos tam tikros kryptis filosofijos arba iš viso jos sukuriamos. Kaip pavyzdys, fenomenologija, hermeneutika, struktūralizmas, psichoanalizė, marksizmas. Kaip šios introjekcijos ir stebėjimo laukas įtakoja patį filosofinį mąstymą, tai yra didelis klausimas, kurį pastoviai mes analizuojam. Neužmirškit, ir mes įtakojam lauką, ir laukas mus įtakoja, kuriame mes egzistuojam. Sekantis. Tie introjekciniai laukai vienas su kitu komunikuoja ir svarbiausia, konkuruoja. Tai įsivaizduokim, yra idealistinis laukas, ne? Tai ten įvairios filosofinės koncepcijos, kurios sako, kad idėja tai yra pirminis dalykas. Ten ne materija. Toliau, materialistinis laukas. Sekantis dalykas, liberalusis laukas. Žinoma, mums iškyla labai rimtas klausimas. Ką mums daryti, kad tie introjekciniai laukai per daug mus neįtakotų? Tai vienas galbūt iš variantų tiesiog atsisakyti mąstymo. Ir tada galbūt atsirastų naujas šūkis, kuris skambėtų taip. Nemastai, vadinasi, egzistuoja. Tai ačiū už dėmesį, junkitės, domėkitės, rašykit, laukiu ir iki malonaus.